Sveiki mano video istorijų žiūrovai, gerbėjai, sekėjai, kurie stebi mano video pasakojimus per visas platformas, Contribui, Delfi+, YouTube. Taigi šiandien pasakosime tikrai super istorijų, kurias pamatysite, sužinosite ir išgirsite. Ir kaip visą laiką ačiū, kad sekate ir stebite mano visus darbus. Tomas Levuckas buvo, jis per sulaikymą žuvo, buvo apsiskaitęs, nes kratos metu man teko išimti porą vadovėlių apie specialius tyrimo veiksmus, spec taktiką, kuri buvo prieinama tik specialių mokyklų studentams. Toliau buvo išimtas vadovėlis apie toksikologiją. Domėjosi taip pat rytų kovos menais, sportavo, sveikas gyvenimo būdas. Jis nepakentė, kad jo grupėje būtų žmonių, kurie, piknaudžiautų kokiais nors. Manau, kad jisai buvo labiau slėpėsi nuo tų nusikaltimų, kurios padarė Rusijoje, nes jis nužudė irgi iš tų autoritetus. Tai Lietuvoje dar atlikdamas bausmę jis sugebėjo apsivesti su sportininkė, aš dabar pavardę pamiršau, moteriškė, ieties metikė, jeigu neklystu. Ir paskui netgi gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Galiu, sakant, atsakingai pareikšti, jisai davė mums parodymus ir padėjo taip pat atskleisti. Jis sako, aš neprisipažįstu, bet jis papasako, ką kiti darė. Taip. Rašydamas skundą apeliaciniam teismui dėl griežtos bausmės, kur tai matyta, kad prokuroras išorganizuotų kreiptųsi į teismą, kad asmenį, kuris kaltinamas labai sunkių nusikaltimų padarymu, buvo paskirta per griežtą bausmę. Tai ne, aš neprisipažįstu, jis taip, pagal jų tas, sakykime, nerašytas taisyklės, bet pasakojo, tik savo vaidmenį truputį antrą planą nustumdamas. Tai Gediminai dirbot aktyvių prokurorų 33 metus, ar ne? Nuo kelintų iki kelintų? Pradėjau savo darbą Lietuvos Respublikos prokuratūroje nuo 1990 metų. Ir darbas buvo ne tik, kad palaikyti valstybinį kaltinimą, bet ir patys tyrime bylas nulių, kaip policijos tyrėjai. Ir apžiūros, ir apklausos, ir parodymų patikrinimai vietoje, akistos ir visi kiti veiksmai. Ir paskui po 2000 metų prasidėjo reformas ir 2008-2009 metais mes jau bylų beveik nebetyrėme. Ir nuo 2011 metų tai vien tik likome organizuoti, vadovauti ikiteisminiam tyrimam. Patys tiesiogiai veiksmų netlikdavome ir netliekame, nebent yra noras. Kiek aš žinau, kiek mes esame ir bendravę, taip su jumis ir iš jūsų buvusių kolegų prisiminimų, pokalbių, man daugelis yra minėję, kad jūs esat vienas iš tų žmonių, per kurį tikrai praėjo daugybė tokių, pavadinkim, istoriją tapusių kriminalinių bylų. Ir viena turbūt iš tokių užmirštų, bet dėmesio vertų bylų, tai yra brolių Revuckų arba vadinamosios Gruščikėlių gaujos byla atvejais. Kas tai buvo per grupuotę ir kas tai buvo per žmonės? Priminkit, labai įdomu. Pirmiausia, tai buvo, ta grupė sudarė du broliai Revuckai, Romas ir Vydas. Jie buvo, vienas iš kažkuris iš jų buvo teistas ir savo laiku buvo teistas kartu su Rusijos piliečiu, kuris vėliau tapo Soncevo grupuotei svarbiu asmeniu. Tai galbūt reikėtų priminti, kad jie nebuvo iš didelio Lietuvos miesto. Taip, buvo jie iš Jiezno kilę, tie du broliai. Toliau dar jie iš to Jiezno miesto aplinkinių kaimų subūrė tokia kaip ir grupė. Ir jų užsiėmimas buvo kaip ir nusikaltimai turtinio pobūdžio, mašinų pavogimai, dar kai kurių daiktų pavogimai. Tame tarpe jie įvykdė ne vieną nužudymą, bet pagrindiniai nužudymai buvo įvykdyti. Gal teko girdėti, kai buvo kauniečių ir jų santykių aiškinimasis, kai kauniečiai atvažiavo su Mercedesu Sport Skorpionu, prie Jiezno aiškinti santykius, o jie atvažiavo su Zaporožiečiu. Ir kauniečius tada sušaudė. Vienas, ten prisimena, toks Jovaiša buvo, kitas kaunietis liko iki šiol vežimėlėje, prirakintas prie vežimėlio, nes kulka pataikė į stuburą. Jie paskui ten tą... Ginkluotas konfliktas, žodžiu. Taip. Būtent jie įžengė į savo teritoriją. Ir kauniečiai norėjo juos pamokyti. Tie su ginklu sušaudė kauniečius ir pasimė Ford Skorpionas. Kadangi, kaip minėjau, vienas iš Revuckų savo laiku atliko bausmę
su Sonsavskų grupuotės nariu, kuris vėliau tapo Sonsavskų grupuotės nariu. Rimta Rusijos taip, nes tas būtent jis buvo pripažintas vienas iš Revuckų kaltų už nusikalstamą veiką padaręs, kartu su to Rusijos piliečiai, bet tai buvo 80 kelinti metai, aš nepamenu. O vėliau 90 metais tas jau asmuo tapo labai svarbiu asmenį Sonsavskų grupuotė. Sonsavskų grupuotė tai jau buvo gan rimta ir todėl jis turėjo tokį, įsakant, rimtą užnugarį, jeigu pasakykime. Nu, kaip Romas. Romas Revuckas buvo, galiu pasakyti, kad jis amžinatelis, jis per sulaikymą žuvo. Per pareigūnų sulaikymą? Taip. Buvo apsiskaitęs, nes kratos metu man teko išimti porą vadovėlių apie specialius tyrimo veiksmus, spec taktiką, kuri buvo prieinama tik specialių mokyklų studentams. Ten ar KGB, ar ten būtų aukštesnio lygio milicijos tuometinės darbuotojams, nes buvo uždėti štampai. Toliau buvo išimtas vadovėlis apie toksikologiją. Jis, sakykime, domėjosi taip pat rytų kovos menais, sportavo, sveikas gyvenimo būdas. Jis nepakentė, kad jo grupėje būtų žmonių, kurie, piknaudžiautų kokiais nors vaistais, kvaišalais, alkoholio ir pas jį buvo geležinė tvarka. Ir kaip jis tą grupę laikė. Jis keli iš grupės narių pakliuvo į policijos akiratį, tuometinės Prienų policijos, ir jie pradėjo kalbėti. Ir kai pasiekė gandas jausis, tai jis padarė žiaurią egzekuciją. Ne tik, kad pats dalyvavo nužudant, bet ir kitiems grupės nariams liepė irgi dalyvauti. Kai kas duobė iškašė, kai kas kūną užkasė. Tai, kad visi būtų, kaip pasakius, parišti. Kad nei vienas jau grupės narių nepradėtų duoti parodymus. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, Revuckas nušautų, kaip pavyzdį, kiti, kas matė, pasakytų. O dabar, kai vienas iškasa duobė, vienas ar keli šauna jį, kiti užkasa, visi yra parišti. Pas jį buvo geležinė drausmė ir jie veikė Prienų rajone, Alytuje. Buvo kartais ir Palangoje, kai nuvykdavo pailsėti, taip pat nesibodėdavo kai ką padaryti. Iš viso, aš prisimenu bylą tirdamas, buvo 36 nusikalstami epizodai jiems inkriminuoti. O kiek grupėje žmonių buvo? Tai grupėje buvo ten apie nuo 4 iki 7. Nedidelė? Nedidelė grupė, bet jie mato, tas vieną nusikaltimą darydavo 3, 4, kitą kartą 5, tai nebuvo, kad visą laiką tie patys. Bet brandulys tai buvo du broliai Revuckai. Ir kaip papuolė jūsų akiratį, nuo kurio momento? Papuolė, kaip buvo nužudyti tie grupės nariai, kurie pradėjo kalbėti Prienų policijoje. Kadangi mūsų padalinys buvo įkurtas, kaip sakiau, organizuotų nusikalstamųjų korupcijos tyrimo departamentas su padaliniais Lietuvos didžiuosiuose miestuose buvo įkurtas 93 metų pavasarį. Vasarą čia vyko, sakykime, atranka prokurorai į tuos regioninius padalinius ir kaip tik Kauno regionas, kuris apėmė Marijampolę, Alytų ir Kauną, pateko į mūsų, sakykime, kompetencijos arba mūsų veiklos skyrių. Ir tai tokia grupuotė, kuri kėlė pavojų, nes buvo ta informacija ir tos nužudymus, ir kad galėjo vagystės padaryti, ir galėjo padaryti turto reketavimus. Tada man buvo pavesta atlikti tyrimą ir kartu su Alytaus miesto tuometiniu policijos komisariatui, kurie vadovavo Grigaravičius, kurio kriminalinės policijos vadovas buvo Petras Šipšinskas. Mes pradėjome darbą, dar eilinis policijos darbuotojas buvo Virginijus Jaruševičius, ir mes visi labai sėkmingai bendradarbiaudami išnarpliojome jų tos padarytas nusikalstamas veikas. Ten buvo ne tik padarytos, iš pradžių mes galvojame, kad Alytuje ir Prienuose, bet paskui paaiškėjo ir Palangoje, paaiškėjo dar kitose Lietuvos vietose jie buvo padarę, ten atrodo, Ukmergėje kažką buvo pavogę. Veikdavo gan įžuliai ir geležinė drausmė buvo, kas man įsiminė iš tos grupuotės. Ir viskas buvo pasiskirstydavo. Būdavo tokių įdomių dalykų, kaip iš Palangos reikia važiuoti, pasivogė mašiną, atvažiuoja čia, paskui tą mašiną parduoda. Įžuliai taip. Taip įžuliai. Ir tas kitas dalykas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, čia buvo daug tokių insinuacijų, kad grupuotės lyderį Romą Revucką nužudė policija Alytaus. Čia yra netiesa, nes buvo tokia situacija, kai vienas iš asmenų, kuris buvo nukentėjęs nuo Revuckų, atpažino Alytuje Ulonų užeigoje. Pranešė policijai, kad yra ta paieškoma grupuotės narė, nes jie buvo, tai ta vadinamoji ta paieška.
Staigiai tada dar buvo policijos būrys Aras ir Alytuje buvo ir jie atvyko. Ir įvyko ten, sakykime, tas toks stumdymasis, kurio metu policininkas sugriebė Revuckui už rankos, užsukti ranką, o Revuckas sugebėjo kitą ranką įsitraukti pistoletą. Ir kadangi tas policininkas buvo panašaus ūgio, o Revuckas galvoja gal kad aukštesnis, kai užgriebė iš nugaros. Ir tai va, žinot, kai vyksta toks grumtynės. Ranka užsukta, bet tu įsitrauki su kita ranka ir bandai va per save šauti. Ir jis pats netyčia savo ir pataikė, nes jisai galvojo tą policininką šauti, nes ten buvo tų sužeistų irgi. Tai vat buvo, mes tą darėm irgi patikrinimą, ar policija likdama sulaikymą neperžengė įstatymų numatytų rėmų. Tokia įdomi mirtis. Taip įdomi, paprasčiausiai jis norėjo išvengti sulaikymo, jam tetrūko tą vieną policininką pašauti, jis jau buvo prie durų ir būtų pabėgęs. Ir tada va, tam stumdymasi, o policininkas buvo už tos pusės, jis, kaip sakant, vat, nejaučia, kaip ranką suka, jis va, taip šovė ir žinot, tam judesį papuolė. Ta byla į teismą pasiekė ir, žinot, pirmos instancijos teismo teisėjas, vėliau tapo konstitucinio teismo teisėjų, tą bylą išnagrinėjo, netgi nutartį parašė, tokiam labai mus daug pagyrė, kad mes sugebėjome išnarplioti labai preciziškai kiekvieną nusikaltimą su visais įrodymais, su visais patikrinimais, su viskuo. Tai žodžiu, jie buvo nuteisti? Taip. Aukščiausiam bausmėm, ar ne? Ne, tada jau nebebuvo, sakykime, tos, kaip čia pasakius, mirties bausmės jau. Bet kalėjimo iki gyvos galvos, ar ne? Taip, buvo, kažkas iki gyvos, kažkas mažiau gavo. Tai žodžiu, kažkas iš jų netgi šiandien dienai dar atlieka bausmės. Gal paleistas, aš nebegaliu sakyti, nes tai buvo 96 metais byla buvo perduota. Ir 96 metais Kauno apygardos teismas jau priėmė sprendimą. Paskui aukščiausias patvirtino. Taip. Tai jau praėjo beveik 30 metų, tai manau gal jau išėjo. Nes šiaip pavadinimas tas jų toks labai įdomus, Gruščikėliai. Dėl ko čia? Ar čia kažkas vėlgi pakrikštijo jos? Jas kažkas pakrikštijo. Šiaip Revuckai vadinami labiau buvo, ar ne? Revuckai, bet kažkai Gruščikėlė, čia tų versijų, kodėl tai vadino. Ar tai, kad kažkuris iš jų dirbo kroviku, ar jų tėvas dirbo. Čia įvairiausių tų versijų. Aš taip dabar negaliu prisiminti tiksliai, bet aš domėjausi, kodėl Gruščikėlė, bet dabar kažkaip išgaravo man iš galvos. Bet tuo man, kas įstrigo iš visų grupuočių, kur teko man susidurti, geležinė drausmė ir sveikas gyvenimo būdas. Pabrėžtinas. Taip, nebuvo, kad ten alkoholio gėrimas nebuvo toleruojamas, nes jo, kaip man teko su jo ta aplinka bendrauti, tai buvo tai, kad jeigu vartoji kvaišalus, alkoholį, tai esi pažeidžiamas ir gali prisiduoti policijai. Turi būti sveiko gyvenimo būdas ir visi buvo, dar kitas dalykas, parišti krauju, kaip minėjau, kur buvo įtarimas, kad grupės narys galėjo perduoti policijai informaciją, buvo padaryta viešojo egzekucija ir nužudymas, kuriame dalyvavo visi grupės nariai, be išimties, visi surinkti buvo. Ir ten jie atėjo tokiu būdu, kiek aš atsimenu, 2 grupuotės nariai tokiu būdu buvo nužudyti. Ir kitiems buvo įvaryta baimė, kad jeigu kas bandysite kalbėti, kažką bendradarbiauti su teisėsauga, jūsų lauks toks likimas, o antras dalykas, jūs patys esate parišti krauju. Jums irgi inkriminuos tą nužudymą. O jau kaip žinote, kad buvo vėliau priimtas baudžiamo kodekso pakeitimas dėl bendradarbiavimo, čia daug vėliau, kad organizuotos grupės narys padės atskleisti nusikalstamą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamos atsakomybės. Tačiau ten yra dar, kad jeigu padarė nužudymą, jam kaip ir kitaip taikomas kitos sąlygos, bet vis vien turi kažkaip atsakyti. Ir dar verta prisiminti turbūt iš jūsų tokių vienų išskirtinesnių bylų, kiek mes esame kalbėję, tai irgi visuomeniai mažai žinoma, galbūt primiršta labiau, tai Kėdainiečių marafono byla, ar ne? Irgi. Baratinsko. Taip, Ričardo Baratinsko. Taip, Ričardas Baratinskas, Narkevičius buvo, Gambeckas, jeigu dabar neklystu. Kėdainių žudynių byla, ar kaip ten buvo? Pamatote. Čia 2000 metai. Taip, 2000 metai, nes jau sklandė 99-2000 metais tokia Kaune informacija, kad kai kurie verslininkai pagrobiami ir jeigu iš juos sumokama išpirka, jie atgal sugražinami. Bet buvo parenkami tokie verslininkai, kurie darydavo verslą, kuris kartais prasilenkdavo su įstatymu. Ten buvo susijęs su alkoholiu,
įvežimų iš Latvijos, žinote, ten tas girdėjote, Royal Spiritas buvo Latvijai, ten laisvai galėjai. Pas mus Kaune, kai buvo sulaikytas vagonas to Royal Spirito, dar cigaretės, va toks versliukas. Ar kitoks, koks nelegalus. Ir buvo kažkaip tokie verslininkai įskaičiuojami ir jie pagromi. Nu, tokia ėjo informacija. Ir paskui kaip dingo vienas asmuo, o policija atliko operatyvinį tyrimą. Ir kaip tik vienu iš, dabar negaliu prisiminti, ar tai Baratinsko, ar kieno telefonas buvo pajungtas. Nu, atliekam pagal operatyvinės veiklos įstatymą, buvo leidžiama atlikti slaptus tyrimo veiksmus, tame tarpe klausytis telefoninių pokalbių. Tada, kai įvyko 2000 metų, jeigu neklystu, balandžio mėnesį, ar ten 5 ar 6 dieną, tomis dienomis, kai buvo tie verslininkai dingę, ir telefonas tada Baratinsko neveikdavo. Ryšio nebūdavo, visai dingęs. Paskui vėl ryšys yra, vėl viskas. Tai sukėlė įtarimą. Nu, pradėjom rinkti daugiau faktų. Surinkom daugiau, atidarėm tą tyrimą. Ir vat, kas buvo labiausiai man įslygo, tai Velykis, kuris irgi buvo vežamas čia prie Ariogalos kelio nužudyti. Nes jis buvo iš to, kaip ten vadinas, Lašas, iš tos. Lašo grupuotės. Taip, jis žmogus, kuris gimė palaiminga žvaigždė. Nes kaip buvo sušaudyti kiti asmenys, 3 ten buvo jisai ir dar 2 buvo sušaudyti. Jie buvo suguldyti šalia kelio ten ir jie nuvėjo kasti dubės, kad paslėpti lavonus. O Velykį kaip šovė iš TT, kai jis buvo BMW automobilė, jisai buvo įsidėjęs čia piniginę, kurioje buvo monetos metalinės. Ir kaip šovė tokiu kampu, jam tai buvo, kad kulka atsitlenkė ir nuvėjo į koją, į minkštimus. Kita kulka, nu, jis taip pasisekė jam. Taip. Jį išvilko, jis apsimetė, kad negyvas, nuvėjo ten kasti, kastuvą ieškojo, dar vietą, kur ieškojo. Ir aš labai gerai prisimenu apklausoje, kaip sako, grįžtame, taigi 3 lavonai buvo, dabar 2 liko. Jis pradėjo ieškoti jo. O jisai sugebėjo truputį paeiti kitą autostrados pusę pereiti ir pasislėpti, ten irgi tas kelias, autostrada jau yra. Vilnius Klaipėda. Ten, kur yra nusukimas link Ariogalą, ten toj, dar Kėdainių rajonas skaitosi. Ir pasislėpti. Ir kas įdomiausia buvo, kad jie paieškojo, nerado to Velykio. Jie sustojo toje vietoje, kur Velykis slėpėsi, kad nevažiuoti su ginklais. O Velykis dar sugebėjo paskambinti iš telefono, kur sėdo batarėje, draugų, kad jį paimtų. Ir tas draugas su Mercedesu atvažiavo, mirksi šis signalas ir jį paėmė. O tie ėjo slėpti ginklus, jis netoli žolėse gulėjo, vakaras buvo, jie nepastebėjo. Tai jis vėl laimingas žmogus. Ir paskui kas, ten daugiau buvo tų nužudimų jie padarė. Buvo dar ir, prisimenat, Romų tautybės baronas Aleksandra, buvo ten jo sūnų irgi bandė nužudyti. Apšaudytas buvo. Apšaudytas tai buvo ir jis taip pat buvo jiems inkriminuojama. Prie baro F1 šito. Taip. Biliardinė ar ten baras? Taip. Nu, ten toj grupuotėje buvo dar Gembeckas, kuo jis, sakykime, toks žmogus įdomus, kad buvo... Rimta grupuotė šiaip. Na, taip, vaikystėje žmogus patyrė irgi traumą, nes jo patėvis su kirviu, jeigu neklystų, užkapojo mamą, dar sovietiniais laikais jis gyveno su seserimi. Ir jisai buvo Černobylio elektrinės likvidavime, bet kažkaip keistais, stebuklas, sakykime, Dievas apsaugojo, žmogus nesusirgo, sakykime, ačiū Dievui. Grįžo jisai, čia 88-9 metai darbo nebuvo, jis prieš tai kaip dirbo įmonėje, aš buvau susitikęs su jo pamainos viršininku, kad jis sakė, jis labai tvarkingai viską dirbo. O paskui 90 metais, darbo neradinėjo, paskui sportininkas buvo ir susidėjo. Taip, nes aš dėl atsimenu su jo treneriu bendravau, kaip jis kažkaip trenerio klausė apie žmogaus nužudymą, kokie jausmai apima, jis kažkaip taip. Tada treneris sako, pajutau, kad kažkas ne to. Nes 20 kelinti jau ten metų buvo, kokie 4 ar 8, kažkur nepamenu, daug vėliau. Tai jo motina užkapojo patėvis ar tėvas? Patėvis, kiek aš prisimenu, su kirviu. Žiauru. Jis vaikas buvo. Tai tokia kažkokia galėjo būti trauma, ar ne? Nu taip. Čia žinoma byloje nebus, bet pat kiek man pasakoja, kiek man įstrigo, nes man labai buvo įdomu visada irgi šiol, kasgi pastumėjo žmogų pasirinkti tokį gyvenimo kelią slydų, kur vienoj pusėje, sakykime,
gali nukrysti giliai ir ilgus metus kalėjimą atsisėsti. Ir būtent teko man, sakykime, bandyti susirasti ir kiek įmanoma informacijos, ar pirmą mokytoją, kuri geriausiai apibūdins tą vaiką, ar, sakykime, darbdavį, ar jeigu sportavo treneriai, pirmieji treneriai, nes pirmieji treneriai irgi atsimena labai gerai tos, kur vaikai tokie stipresnys. Dar Gembeckas buvo Sovietų Sąjungoje, kai tarnavo Leningrado karinė apygarda, jis buvo dziudo čempionas toje apygardoje. Sportiškas buvo. Nežinau, čia legenda, nelegenda, gandas, negandas, tiesa, netiesa, kaip jis buvo uždarytas į Kauno areštinę ir ten atėjo kamerai, buvo lažybos, kad visi jūs kameroje padarė atsispaudimą, aš padauginu dar iš kažkiek skaičiaus ir padarau. Tai jis galėdavo ten po 1000 padaryti atsispaudimo. Tai buvo tvirtas fiziškai pasiruošęs labai. Ir buvo toks įdomus dalykas, toks kaip nuoširdus, man pasako, tokie atvejai eina Laisvės alėja, tai aš nepamenu, su kuo jis ten ėjo, su keliais iš tos grupuotės narių. Ir kažkuris ten pradėjo pasakot, va, tas žmogus mane nuskriaudė, ten padarė tą. O sako, ko aš galiu padėti? Ne, taip, toks paširdis buvo toks. Tai šiaip irgi pagrindiniai grupuotės nariai, kaip suprantu, tenai jų daug nebuvo. Nebuvo. Jie visi buvo nuteisti griežčiausiam bausmėm iki gyvos galvos, ar ne? Bet, sakykime, mano nuomonė su Baratinsku pasielgta, dar pasikartosiu, nebuvo garbingai, nes esmė jis papasakojo, kaip viskas buvo. Tik tai, žinote, buvo tas jų nerašytas kodeksas, aš neprisipažįstu, tačiau viskas papasakojama. Pas mus, žinot, yra toks dalykas, kaip formalus procesas anksčiau buvo. Tu neprisipažįsti ir negalim tau skirti. Tai buvo tokia tikimybė, kad jo nepasodins iki gyvos galvos. Taip, kadangi aš galiu, sakant, atsakingai pareikšti, jisai davė mums parodymus ir padėjo taip pat atskleisti. Nusikaltimų schemas. Taip. Kaip jisai pats, sakykime, jis sako, aš neprisipažįstu, bet jis papasako, ką kiti darė. Jis save truputį gal sumenkindavo, bet esmė, kad jis kalbėjo gan nuoširdžiai viską ir jis tikėjo, kad, sakykime, nebus tos didelės, kaip sakant, bausmės. Ir aš pats, palaikydamas valstybinį kaltinimą, paskui rašydamas skundą apeliaciniam teismui dėl griežtos bausmės, kur tai matyta, kad prokuroras išorganizuotų kreiptųsi į teismą, kad asmenį, kuris kaltinamas labai sunkių nusikaltimų padarymu, buvo paskirta per griežtą bausmę. Tai, sakykime, tai nebuvo teisingumo principas. Jisgi pats padėjo, bet kai apeliacinė teismė vėl jo klausė, ar tu prisipažįsti? Ne, aš neprisipažįstu. Jis taip, pagal jų tas, sakykime, nerašytas taisyklės, bet pasakojo. Tai kaip buvo. Tik savo vaidmenį truputį antrą planą nustumdamas. Žinoma, jis buvo labai kalbus, mokėdavo užmėgsti santykius. Jam užmėgsti santykius su nepažįstamu žmogu buvo labai lengva. Ir jis tuo labiau jis turėjo daug visokiausių pažįstamų ir tą informaciją galėdavo susirinkti. Jis ten, sakykime, ir tose baruose, taip susitikimuose visur, jis toks kalbus. Pavyzdžiui, tas Gembeckas, tai buvo ramus, jis labai stipri fizinė jėga. Taigi dar buvo ten ta situacija, kaip Žemaitis buvo vežamas irgi. Kukas. O ten buvo, žinote, prie Kėdainių tas yra Meilės pušinėlis, ten, kur buvo raketinė bazė savo laiku. Ten jie savo, sakykime, paskirdavo pasimatymus. Šulai kriminaliniai. Ne, kaip jie paskirdavo pasimatymus, suorganizuodavo tokią legendą, kad ypač atvažiavo krovinys. Ten, pavyzdžiui, spyritas ar kas, atvažiuokite, apžiūrėsite, skaitysime tą, išvilioti verslininką. Šiaip buvo vienas verslininkas, kuris nedavė parodymų, tačiau jo brolis ir ekskomisarai, pas kurios kreipėsi jo brolis, davė parodymus, kad jis irgi buvo pagrobtas, sumokėjo 50 000, buvo paleistas, bet sneigė tas verslininkas. Jis ten buvo susijęs irgi su kitais verslais. Tai nebuvo su kvaišalais ar su... Ne, jis paprasčiausiai buvo su... Žinote, yra muito mokesčiai visokie, ten įvežėm visokius prekės. Kiekvienas stengdavosi daryti tą verslą, kaip jam supranta, kaip jam išeina. Bet jis, kas įdomiausia, neigė. Čia brolis teigia, kad buvo pagrobtas ir aš dar kreipiausi ekskomisarus ir dar pinigus mokėjau.
Tai žodžiu, tas marafono gaujos byla tokia baigėsi, pavadinkim, ne visai sąžiningai šiuo atveju turbūt ne sąžiningai, bet teisingumo, bausmės teisingume, nes Ričardas Baratinskas davė parodymus, pirminiai parodymai, viską jis papasakojo, visus tos niuansus, viską. Ir paskui jam duoda tiek, kiek ir kitiems, kurie nekalbėjo, atsisakė. Arba ten, kitaip sakydavo visai. O juk pirmas pradėjo. Tai. Teko paskui su Baratinsku kalbėti po šito atveju? Tai ašgi, kaip minėjau, po apygardos teismo sprendimo buvo parašytas apeliacinis skundas dėl pernelyg griežtos bausmės, kad buvo motyvuojama tai, kad jo parodymų dėka buvo identifikuoti ir kitos nusikalstamos veikos. Atskleistus kitos nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, apie tą apšaudymą Formalis bare mes tik sužinojom iš Baratinsko. Bet tai šiaip pat su juo teko bendrauti tarpiškai? Teko daug. Ir kaip pat jisai jautėsi žmogus po to, kaip teismas jį ten pripažino? Kaip jautėsi? Prastokai? Nekaip. Tai realiai niekas daugiau ir neišgirdo, bausmė buvo palikta jam visgi ta pati, ar ne? Taip. Nepaisant ir skundų, ir mūsų pastangų, ir visko. Buvo kažkokių ginčių, diskusijų teisėsaugininkų kabinetuose, kad taip yra, ar ne? Buvo. Ir niekas nieko? Mes turime gerbti teismų sprendimą. Formaliai teismas teisus. Bet žiūrint iš to, sakinio, žmogiškos pusės, jis nepasakė, aš prisipažįstu, ar ten dalinai prisipažįstu. Aš neprisipažįstu, aš nekaltas. Bet pasakoja viską. Įman tai formaliai, jis neprisipažįsta. Aš negaliu, sakykime, formaliai jam, sakykime, taikyti lengvesnę bausmę. Bet jeigu pažiūrės į turinį, ką jis duoda parodymo, yra kitaip. Bet teismo sprendimas ir mes turime gerbti. Teisėjas išdėstė savo poziciją. Nori sutinki, nori nesutinki, bet turime gerbti teismo sprendimą. Tai žodžiu, ir antras apeliacinis teismas ir trečias aukščiausias teismas visi pripažino tą patį. Taip, paliko. Tai, kad jokių, sakykime, tų diskusijų dėl įrodymų pakankamumo nekylo, ten, sakykime, įrodymų leistinumo. Klausimas buvo dėl Baratinskui paskirtos bausmės dydžio. Vienas dalykas, kaip, pavyzdžiui, 18 metų ar ten 20 metų. Kitas dalykas, kaip iki gyvos galvos, yra du skirtingi dalykai. Na, ir dar toks klausimas, kai, sakykime, diskusinis, bet, sakykime, gerbiu teismo sprendimą, teismas vykdo teisingumą, teismas kitaip. Man galbūt, sakykime, kai vedi bylą, įsijauti tą bylą, būna tai, kad davė, padėjo skleisti, kitas žiūri iš šalies. Neprisipažįsta, kodėl jam turim taikyti. Tai Baratinskas turbūt iki šiol nelabai mėgsta ir tiek prokurorus, tiek teisėjus, kad atsiskleidė, bet toks finalas labai nekoks gavosi. Manau, jis matė, kad mes darėme savo žodį laikėm, nes jisai padėjo atskleisti, suteikė informaciją, davė parodymus. Skundą rašėme dėl bausmės, pernelyg griežtos bausmės, tada, kad Lietuvoje rašytų prokuroras skundą, kad buvo pernelyg griežta bausmė organizuotos grupės nariai, patikėkit. Aš dar negirdėjau iš tikrųjų, turbūt antro tokio atveju. Tai buvo tas. Iš savo pusės padarėme, jis irgi žmogus, manau, supranta mus, bet negali suprasti visos sistemos. Yra teismai, yra teismų kitas požiūris, mes irgi, mums atrodo taip, kitam atrodo taip, o vis dėlto teismas mes turime gerbti. Teismo sprendimą ir įvykdyti. Jūsų akiratyje, kaip prokuroro, ar ne, buvo ir pasitaikius tokio kaip Lionė Piterski arba Paršukovo, neva tai samdomo žudiko byla pas jumis, ar ne, buvo? Kas čia per personažas, nes irgi tokia ganėtinai mistinė persona ir faktiškai filmo vertas asmo, ar ne? Papasakokit, priminkit, kas jis toks per vienas. Paršukovas arba Lionė Piterski, tai savo laiku buvo Sovietų armijos karinės žvalgybos tos GRU specnazo karininkas, ar tai vyresnysis leitenantas. GRU tai labai yra rimta. Taip, jis GRU ir praėjęs tą GRU mokyklą ir pasirengimą, taip. Ir, sakykime, jau atrinktas pagal visus tos etalonus, panašiai kaip prancūzų užsienio legionė, žmonės atlenkami, kad būtų 1,70 m, 1,75 m, nes aukštesni raumeningi, jis toks buvo labai sportiškas, toks prakaulus ir jis dalyvavo Afganistano invazijoje, kaip Sovietų armija įsiveržė į Afganistaną ir buvo tame padalinėje, kurie medžiojo stingerius. Žinote tą istoriją, kaip amerikiečiai suteikė talibams stingerius, kuriais galėtų tos sraigtasparnius ar lėktuvus nutupdyti.
Jis buvo toj grupė, kur viena iš pirmųjų tų stingerių buvo paimtas. Ir paskui tas 89 metai sovietų kariuomenė gėdingai palieka Afganistaną. Taip pat jau toliau griūna ta Sovietų sąjunga ir dalis kariškių tampa niekam nereikalingi. Tame tarpe vyksta ten reformas, mažinami žmonių kiekiai ir jis patenka į tą sumažinimą. Ir jis man teko su juo kalbėti, jis ilgai sunkiai vertėsi, jis bandė įsidarbinti į miliciją tuometinę Rusijos ir pasako, kad jisai ėjo ten kažkokius testus, nes stojant į miliciją, norint patekti, reikėdavo praeiti ten psichologinius testus ir jis man pasakė, kad tu pernelyg sąžiningas ir nereikalingas. Jam tai pasakė? Taip, man pasakė, kad jam tai pasakė, kaip jisai praėjo tos testus. Jo labiau, kad jo mama dirbo milicijoje. Jo mama vėliau papasakos irgi ne ką labai garsiai. Ir jisai gavo pasiūlymų iš kai kurių žmonių, kad už pinigus tu gali valyti visuomenę. Yra tokie žmonės. Valyti tai reiškia žudyti? Žudyti. Nu taip, valyti tipo, jie yra, aš labai atsimenu tą žodį valyti, man iš pradžių įstrigo, kaip su juo bendravau, sako, už pinigus, nu sako, jie daro nusikalstamas veikas, teisėsauga korumpuota, o jis buvo toks, žinot, pripumpuotas tų idėjų, moralistas kitokios. Nu, kodėl čia nevalyti, reikia valyti. Nu ir pradėjus ten valyti. Kiek man žinoma, aš galiu klysti, bet apie 10 nužudimų buvo padaryta jau. Nes tai man sakė kaliningradiečiai. Kurioje teritorijoje čia buvo ten nužudimai? Ten buvo Rusijos teritorijoje. Nu ir kas buvo dar kalbos, kad ir Lenkijos ten galėjo pasidarbuoti. Bet kad Rusija jo ieškojo. Ir mes taip pat turėjome informaciją, kad jisai Lietuvoje irgi padarė užsakoma nužudimą, nes buvo tokia pas mus versija sklandė, kad Lietuvos Lietuvos žmonės nuvažiuoja į Rusiją kažką padaryti blogo, o tie atvažiuoja čia. Taip su teisėsaugai sunkiau tirti būtų. Ir jisai čia prie Vievio buvo pagal tą informaciją įvykdytas nužudimas, tačiau mes ir neradom nei lavonų, nei kažkokių tų pėdsakų, tik ta operatyvinė informacija liko. Tai buvo nustatytas, kad dingo žmogus. Irgi nusikalstamo pasaulio kažkoks atsiprašymas. Nu, susijęs. Taip pat buvo su Daškevičiumi siejamas, bet aš toj krypty nedirbo dėl Daškevičiaus nužudimo, dirbo kiti. Tai žinau, kad Vilniaus kriminalistai buvo įtraukę į Daškevičiaus žudikų sąrašą, įtariamųjų, ar ne? Taip, vienu metu. O mes, kadangi turėjom dėl Vievio, bet kai neradome jokių, nesurinkome tvirtų duomenų, kad jisai būtent padarė. Taip, mes atkasėme, kad kažkoks žmogus dingo, bet nėra. Tai ką, jam buvo inkriminuotas baudžiamo kodekso, jeigu neklystu, 291 straipsnis neteisėtas sienos perėjimas, jis papasako, kaip tą sieną perėjo, apsivyniojęs foliją. O kodėl folija? Todėl, kad būdavo pradėta įstatinėti tos termodaviklį, pirmieji atsirado. Ar pradėjo bandyti kažkas ten, tie davikliai, kad kažkaip taip pradėjo. Ir, žinoma, jis buvo sulaikytas Vilijampolės teritorijai. Vilijampolės mikrorajone, čia link Nuvarnių tilto einant ten toliau, kurie tie daugiaaukščiai. Pas ką jis ten buvo? Jam nuomojamas būtas buvo. Ir ten, kai buvo gauta informacija operatyvinė policijos, jis arti žinoma policijos pareigūnai stebėti negalėjo, nes patikėkite, karinės žvalgybos karininkas visus tuos sekimo metodus žino. Bet tai buvo labai kruopščiai pasiruošta operacija, jis buvo sulaikytas. Tų detalių nenoriu skleisti, nes šiaip ar taip kai kas yra įdomaus. Ir inkriminau dar jam ginklą. Ir tuo labiau, dar prieš sulaikant mes irgi domėjomės, jis yra kairė rankis, dešinė rankis, nes labai svarbu, kurią ranką suimsi, dar ką, kaip jį sulaikinėti, nes tokie asmenys, kurie karinė žvalgybos mokyklą praėjo, tai jie moka iš įvairių situacijų įsisukti. Tai va teko su juo daug bendrauti, apie tos moralės, apie pasikeitimus ir tuo labiau dar kaliningradiečiai pasako apie jo mamą, kuri buvo milicijos karininkė, vėliau dirbo akademinį darbą, kuri dar sovietiniais laikais sulaikė itin pavojingą recidivistą, kuriam buvo paskelbta paieška visoje Sovietų sąjungoje, itin pavojinga. Jis jį atpažino pagal nuotrauką
ir praėjo iš užpakalio, suėmė už vyriško pasididžiavimą ir laikydama kumštį tvirtai suspausta, atvedė į Kaliningrado geležinkelio stoties visą policijos postų. Visada ten būdavo, žinote, sovietiniais laikais, kiekvienam geležinkelio stotydės būdavo policijos postas. Tai vat, mama tai pagarsėjo. Tai mama irgi tokia kieta buvo, sakykime. Taip, tvirta. Ir kaip man sakė, ir gera milicininkė buvo. Paskui dėstyti nuvėjo į akademinį darbą. Jei tas sūnaus nuklydimas irgi buvo toks šokas. Tai tas, Lionė Piterskai, ką jisai aiškino, kokiais keliais čia atvyko į Lietuvą, dėl ko? Aš šitą dalyką kaip jisai, aš šiaip atvažiavau pailsėti, susipažinti, jisai žmogus, kuris baigęs tokius specifinius mokslus, jeigu tu neturi nieko prieš jį, jis nieko nekalbės. Jis gali pasakoti apie Afganistaną, gali pasakoti apie kitus dalykus, bet čia atvažiavau pailsėti. Taip, ginklą turėjau, radau. Koks ginklas buvo? Nepamenu aš dabar, Makarovas atrodo. Negaliu aš prisiminti, bet sieną kirtau, nelegaliai. Bet tokių kažkokių realių paaiškinimų nebuvo? Nebuvo. Apie tavas nužudymus, ne, aš nieko nežudžiau. Aš atvažiavau pailsėti, miestą, gražus miestas, upės, viskas. O tai manot, Lietuvoje padaręs ne vieną buvo nužudymą? Nemanau. Nemanot? Manau, kad jisai buvo labiau slėpėsi nuo tų nusikaltimų, kuriuos padarė Rusijoje, nes jis nužudė irgi iš tų kitų, sakykime, grupuočių. Autoritetus. Tai. Ir kas man dar įslyvo, kad kažkaip Lietuvoje dar atlikdamas bausmę jis sugebėjo sudaryti sąjungą, apsivesti su sportininkė, aš dabar pavardę pamiršau, moteriškė, Ieties metikė, jeigu neklystu. Ir paskui netgi gauti... Lietuvė, ar ne? Taip, leidimą gyventi Lietuvoje, ar kaip kažkas ten buvo daromi žingsniai. Ar jis gavo leidimą, ar negavo. Žinau, kad buvo Rusijos prašymas jį išduoti už tuos nusikaltimus, kur Rusijoje pridarė. Ir tada aš tai pradėjau galvoti, jeigu aš būčiau jo vietoje, ką aš daryčiau ir kaip bandyti ištrūkti. Tai geriausias būtų, sakykime, prieš Velykas ar prieš Kalėdas. Prašyti, kad anksčiau tave paleistų. Ir taip ir buvo. Jis bandė išeiti į laisvę truputį anksčiau, pateikęs dokumentus buvo prieš Kalėdas. Teisėjas atmetė prašymą. Ir paskui jis atlikęs bausmę. Kadangi jeigu gerai ilgėsi, ten, žinot, ta bausmė buvo trumpesnė, jis ten nedaug ir jam buvo skirta to terminuoto laisvės atimimo, kadangi... Realiai už sienos kirtimą tik tai, ne? Sienos kirtimą už tą ginklą, bet už tą ginklą tuo metu kažkaip labai daug neduodavo. Tas sienos kirtimas aplamai ten, sudėjus dvi tas nusikalstamus veikas, tai jam, aš nepamenu dabar kiek ten tų metų, bet nedaug jam ten buvo. Bet po to jis buvo perduotas Rusijai per Luizos tiltą. Nes pasakoja man policininkai, kad jis labai liūdnas buvo, kai keliavo tenai, nes jau žinojo, kad ten bus iki gyvos galvos sėdės. Nes Rusijagi dar prezidentavo Jelcinui, 98 metais, ar kada, įvedė moratoriumą mirties bausmei. O ten pasikabėjo apie 10 nužudimų. O Luizos tiltas, tai čia kuris? Tas, kur Savieskas, žinot, kai vadinama. Kai vadina Luizos tiltu. Prie Saviesko ten. Tai čia Lietuvos pareigūnai perdavė Rusijos... Taip, buvo Rusijos prašymas atsiųstas oficialus Rusijos generalinės prokuratūros perduoti tolimesniam baudžiamo persekiojimo vykdymui, nes jis yra Rusijoje padaręs. Mes buvo tas dalykas, kad atliks pas mus bausmę ir mes perduodame, nes buvo Lietuvos pasirašyta su Rusija teisinės pagalbos sutartis, kur Lietuva privalėjo perduoti. Jeigu pateikiami argumentai, pateikiamas prašymas, viskas, ten juridiškai buvo tvarkingai. Tai žodžiu, taip ir baigėsi jo kelias visas, ar ne? Taip. O kaip ten Rusijoje paskui jam sekėsi, neteko girdėti? Neteko. Gyvas šiandien dienai dar įdomu? Nežinau. Nes atsimenu, kad buvo tuometiniai spaudoj po Daškevičiaus Daškės nužudimo nemažai publikacijų, kad neva tai galėjo jisai būti tas snaiperis, kuris neva tai nušovė jį, nes gan profesionaliai padarytas nužudimas. Taip, jisai buvo profesionalas ir tą versiją privalėjo tikrinti. Jo labiau, kad jis buvo su Kaunu susijęs. Čia kažkas jamgi pasirūpino, kad jis gyventų, kažkas rūpinosi, kad jis sudarytų santuoką su... Jos ten vyras mylės buvo ar žuvęs, tos sportininkės. Jinai turėjo, kiek atsimenu, vaiką ir ten viskas buvo daroma. Tai kažkas rūpinosi, nes taip... Koordinavo, kaip sakoma. Koordinavo, tai
Tai ir nori, nenori, ir tai priminties veda, kad reikėjo ir tą versiją tikrinti dėl Daškevičiaus nužudymo Remigijaus Vilniuje. Nu kodėl? Pagal visus tas galėjo ir tikti, tai versijai tikrinti. Specialus parengimas, susipažinimas su ginklais, taktika, vietos susirinkimas. Nu, žinoma, daugiau tokių asmenų galima surasti juk. Prisimenat, ir Benas Jodrys, kuris vežė granatsvaidžius Katiniš. Labai rimtas. Klaipėdoje žuvo per sulaikymą. Taip, tai labai rimtas. Benas Kirdikas, tada buvom darę netgi kelių serijų epizodus. Kaip dabar jums atrodo Lietuva, Gediminai, tuo metu, kai pradėjote dirbti prokurorų, kaip faktiškai buvo laukinis visiškai periodas, ar ne, kriminaliniam pasaulyje su nusikalstamumu, ir kaip dabar jums atrodo, kaip grįžtat karts nuo karto į namus, dėl darbų, dėl jūsgi dar dėstot universitetus, ar ne, disciplinas įvairias mokslinės, kaip dabar jums atrodo šiais, tarkim, 24 metais, 2024? Tu man džiugu, kad policijai pasitikėjimas policija išaugo. To, kas 95-6 jūs puikiai prisimenate, kaip žmonės kalbėdavo apie policiją. Kaip stengiasi tada policija daryti kiek įmanoma, bet žinote, kartais pasitaikydavo žmonių tam policijos tarpe, kurie, kai sako, šaukštas deguto ir medaus statinę pagadina. Dabar policija ir aprūpinta ženkliai geriau, ir technikos turi, ir pozityvumą reikia žiūrėti. Mes visada kritikuojame, bet pažiūriu, Lietuvoje daug gerų pokyčių. Ir tų pareigūnų elgesys mandagesnis, tos žmogaus teisės labiau ginamos. Žodžiai, pozityvo matote daug? Daug, pavyzdžiui, grįžti. Ko nebuvo prieš 10-15 metų, ar ne? Prieš 15 metų net nebuvo. Gatvės aš palyginu, kas per 15 metų pasikeitė. Žodžiu, viskas gražėja, viskas gerėja. Taip, reikia būti optimistu. Nes jeigu būsi pesimistų, tai visada viskas bus blogai. Jūsų dabartinė veikla, nes jinai ganėtinai skiriasi nuo šitų visų dalykų, ką pasakot, nusikaltimų tyrimo, ar ne? Ką jūs dabar veikiat, papasakokite plačiau, kokia jūsų veiklos profilis? Aš dabar esu Lietuvos Respublikos deleguotas nacionalinio eksperto statusų į Ukrainą, į ES patariamąją misiją Ukrainoje, ir ten pagrindinis mano uždavinys yra padėti reformuoti Ukrainos teisėsaugos institucijos, pagrindę su prokuratūra ir su finansinių tyrimų tarnyba. Pas jos vadinasi ekonominio saugumo biuras, kuris nesenai įsteigtas, ir dalintis patirtimi, atlikti vertinimus įvairiais pjūviais. Tai čia kaip lietuviškasis FNTT kažkoks? Taip. Mokymus pravesti. Pavyzdžiui, tam tikrom temom, pagrindė su slaptų tyrimo veiksmų taikymu, nes kadangi mano disertacija buvo apginta su slaptais tyrimo veiksmais, tai ir simuliacija, ir slaptas patikimas į patalpas, būtent iš juridinės pusės, kokias mes klaidas darėme, tame tarp analizuojame ir garsiai Ramanausko bylą ir kitas bylas, kur Lietuva pralaimėjo, kad ukrainiečiai neužliptų ant to pačio grėblio, darydami savo tyrimus. Taip pat pasirengimas Ukrainos stojimui į Europos Sąjungą, kaip jų teisėsaugos institucijos pasirengusios, ypatingai dabar aktualus klausimas dėl apsaugoti Europos Sąjungos teritoriją nuo galimo ginklų patekimo iš konflikto zonos. Tai ir esu tokios tarybos narys, tai vadinamas Small Arms and Light Weapons projektas, kur tikslas yra kurti teisinės, techninės, organizacinės kliūtis, barjerus ginklų patekimui į ES teritoriją, nes visi mes skaudžiai pasimokėme iš Balkanų karų, kur tie ginklai kariavo Balkanuose, paskui nukeliavo ir į Skandinavijos šalis ir visur. Nes aš atsimenu, kai prasidėjo karas Ukrainoje, man teko bendrauti su vienu aukšto rango Lietuvos kriminalistų, ir jie labai rimtai baiminosi, kad čia pas mus atvažiuos visokie ginklai, kuriais gali būti, kad bus nužudomi ne vien tik kriminalinio pasaulio asmenys. Taip. Ginklų migracija, ar ne? Taip. Čia Europolas, jau ypatingai, kai prasidėjo antroji Rusijos karo fazė, nes Rusija karą pradėjo 14 metais, bet jeigu žiūrėkime giliau į istoriją, dar norėčiau priminti gal Lietuvos auditorija mažai žino, dar 2003 metais Rusija bandė užgrobti Tuzlos salą, ten kur prie Azovo jūros. Jau buvo konfliktas, kuris vos neperaugo į karinius veiksmus. Tai tie bandymai tą Krymą atsiplėšti jau
buvo ir tada. O čia po 14 metais pasitaikė proga. Puikiai ir pasinaudota buvo. Ir kadangi jau 14 metais, kai Rusijos karas buvo, jie neigia, kad buvo, bet aš galiu pasakyti viešai televiziją ir jums, aš dirbau su vertėju, kuris studijavo kalbas. Ir štai, pavyzdžiui, toks dalykas, sako, Donecke išėjo studentai į demonstraciją. Palaikyti Ukrainos nepriklausomybę. Ir sako, mes priartėjom prie vyriausybinių pastatų, žmonės, sakykime, kai vadina mandagų žaliais apsirengę, sako, nepriartėkite prie Porebniko. Porebnik tai yra bordiūras. Tas žodis Porebnik vartojamas šiaurės vakarų regione, Peterburge, ten Novgorode, o toj teritorijoje. Nes, pavyzdžiui, to žodžio rusų kalboje kitur nevartoja. Tai vadinasi, buvo atsiusti kai kurie karininkai iš kitų Rusijos vietų. Mano, sakykime, tas darbas daug ten užsiima ir kurti mokymo programas su universitetais, kurios skirtos pareigūnų mokymams, pavyzdžiui, kad smurtas artimoje aplinkoje, nes man tą temą irgi teko daug domėtis ir 19 metais sukūrėm kartu su Dnepro universiteto programą, kuri buvo patvirtinta ir dabar mokosi policininkai pagal tą programą, kur daug dėmesio skiriama taktiniam, psichologiniam dalykui, pavyzdžiui, balso naudojimas kaip instrumento įtikinti žmonės, paskui kaip identifikuoti, ar nėra užminuota patalpa, nes dabar tų ginklų Ukrainoje yra ir būna tų atvejų, kai ir iš policijos panaudojami ginklai, ir kai granatos būna metamos į policininkus. Čia buvo Lvovo atvejis, kai policijos pareigūnai atvyko į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje ir pagėręs vyriškis metė granatą. Ta granata parėdėjo policijos automobilio. Ačiū Dievui, kad policininkai buvo išlipę iš automobilio ir ta granata sprogo. Tai dar ir tos mokymus specifinius, ten teisiniai pagrindai, patekimas į patalpas, pirminiai veiksmai. Tai jūs kiek jau laiko Ukrainoje gyvenat? Kaip aš buvau 18-19 metais, ten dariau labiau įvertinimus pagal regionus, atvažiuoju, pavyzdžiui, Odesą, darai įvertinimą dėl organizuoto nusikalstamumo, kokios kryptis organizuoto nusikalstamumo, pavyzdžiui, Rovnos srityje. Darai vėl įvertinimą, organizuotas nusikalstamumas, įplaukos, ten pagrindė buvo iš gintaro, kuris buvo kasamas, Užkarpatė vėl miškai, kirtimas nelegalus ir paskui aš grįžau į Lietuvą, dirbau prokuratūrą, paskui vėl grįžau į Ukrainą. Kaip grįžau? Paprasčiausiai turėti praeiti atranką Lietuvoje, paskui Lietuva pasiūlo tavo kandidatūrą, kaip sakant, Briuseliui, ir tenai turi su kitų Europos Sąjungos valstybių narių pasiūlytais kandidatais galinėti dėl tos vietos. Pavyzdžiui, paskutinė mano, kur dabar dirbu, tai ta vieta buvo 6. Tai jūs dabar kokie 3 metai? Ne, aš dabar 3. O kaip kriminalinė padėtis Ukrainoje, sakykit, kaip tenai va? Saugu. Saugu? Kadangi yra komendanto valanda. Nuo 11 valandas, šiaip priklauso nuo miesto, bet dauguma nuo 12 iki 5 komendanto valanda. Nėra, kad siautė kažkokios grupuotės, kažkokie plėšikai? Yra atskiri atvejai, pasitaiko, bet tokie retesni. O ten yra galbūt kažkokie klajūnai, kurie vaikšto per tas teritorijas, kur tie namai apgriauti? O kaip tu ten vaikščiai, sakykime, tai yra blokpostai. Jeigu įsivaizduok, yra fronto linija, yra kur armija kariauja, paskui yra ta logistika, tiekimas už kokių 10, 30, 40 km. Toliau yra dar policijos pajėgos, nacionalinė gvardija, kaip pas mus, sakykime, viešo saugumo tarnyba, kuri tvarka prižiūrėti viską. Yra daug sutelkta tokių teisėsaugos ir kariškių pajėgų, kurių tikslas yra palaikyti tvarką ir apsisaugoti nuo Rusijos diversinių grupių. Ten lengvai tai nepavaikščiasi, nes Rusai irgi bando siūsti diversinės grupės, daryti diversijas Ukrainos armijos užnugaryje. Ir ten labai, sakykime, ukrainiečiai tą sistemą atidirbę ir to ir nėra. O tose kitose miestuose, kur toli nuo karo zonos, komendanto valanda. Ir kaip ta padėtis atrodo dabar, nes mes vis tiek daugiau visi žinom tik iš žiniasklaidos, ar ne? Kur vieni sako, kad yra labai blogai, kiti kaltina netgi žiniasklaidą, kad žiniasklaida labai išpučia, kad yra labai katastrofinė padėtis, o ne tenai tai nėra taip labai blogai Ukrainoje. Kaip iš tikrųjų jūs galite apibūdinti žmogus, kuris ten didžiąją laiko dalį praleidžiat pastaraisiais metais? Aš pasakysiu taip, kur yra fronto linija, taip, tai yra pragaras. Nes Rusijos armija naudoja 0,5 tonos, 1,5 tonos bombas. Bet kuo toliau nuo fronto linijos, tuo yra lengviau.
Ta prasme, kad bet kuri rusų bandymai leisti raketas yra oro pavojus, sirenos, turime laiko, pavyzdžiui, Lvove ar ten Volynėje pasislėpti. Bet irgi karas išmokė elgtis ir vertinti pavojus. Pavyzdžiui, matome, pakilo Rusijos naikintuvas MiG-31, kuris gali nešti kalibrą raketą. Vienas pakilo. Ar pakilo, seniau, tie žvalgybiniai lėktuvai. Yra pavojus ir sirenus, bet niekas ten nebėga. Bet jeigu jau paleidžia kalibrus ar ką, tai yra kita situacija. Tačiau reikia vertinti, kad taikoma į karinės gamyklas, į strateginius objektus, niekas ten netaikys, kur plamai nei karinių dalinių nėra, nei karinių objektų. Žinoma, rusai žaloja visą tą energetikos sistemą laikyti šaltyje. Tada jau buvo 22 metais, puikiai prisimenu, dabar vėl tą patį pradėjo daryti. Tas strategijos laikosi tas patikos. Taip, naikinti elektrinės. Pirmame etape, kai jie naikino elektros perdavimo linijas, elektrinės, tai tikėjosi ukrainiečių tautą parklubdyti ant kelių, kad per tą liniją. Per tą liniją, kad gal liaudis pradės maištauti, sunkesnės sąlygos gyvenimo, bet tas nepavyko, ukrainiečių, sakykime, dar labiau susitelkė. Tai, sakykime, reikėtų, kad jiems vis dėlto paremtų nekalbom kartais su konkrečesniais ginklais, bet Lietuva, sakykime, labai gerbiama ukrainiečių tarpe Ukrainos, Lietuva, Estija, vienas iš pirmųjų, kurios dar iki 22 metų Rusijos invazijos pasidalino pernešiamais komplektais skirtais lėktuvus, sraigtasparnius ten iki kažkiek kilometrų, kur skrenda, ar ten tankus, tai labai ukrainiečiam padėjo, žiauriai padėjo. O šiaip pat tas baimės sindromas, ar ne, tas dažnas pastaraisiais metais klausimas, ypač šiais metais labai eskaluojamas yra plačiai. Ar gali būti, kad tie kariniai veiksmai Rusijos, jie nuo Ukrainos persimės pas mus į Lietuvą? Na, turbūt irgi ten būdamas irgi girdite ir matote, ką rašo mūsų ar ne žiniasklaida, įvairiausi komentuojantis asmenys. Kaip jums atrodo, būnant tenai, arba žmogui, kuris galbūt kiek daugiau žinot, negu mes paprasti asmenys? Matote, dabar Rusija pajėgas sutelkus Ukrainoje. Ir jiems dar atsidaryti antrą frontą būtų gan sudėtinga. O labiau, jeigu bandytų kažką atsidaryti, yra požymiai, kurie rodys, kad jie nori pradėti karą. Pavyzdžiui, vienas iš požymių, kaip buvo, kad karas bus Ukrainoje 22 metais, buvo tai, kad 21 metų pabaigoje pradėjo rusai telkti kariuomenę, manevruoti tą kariuomenę, bet dar buvo tai, kad į tas regionus, kurie ribojasi su Ukrainos teritorija, Rusijos teritorijoje, į ligoninės buvo pradėta vežti kraujo plazmą papildomai. Ką tai parodo? Tai yra pasiruošimas karui, nes bus sužeistų, jiems reikės kraują perpilti, dar kažką. Ten, sakykime, medicininiai kroviniai pradėjo daugiau patekti, atsargus kaupti. Tai yra vienas iš požymių, kad bus ruošiamas, nes karui, kad taip staigiai pulti kitą šalį, tai turi pasiruošti. O tam pasiruošti logistiką. Ne tik logistika, laukiniai viskas, bet ir medicininis aprūpinimas. Juk svarbu ne tiek, kiek kareivių žus, bet kiek dar sugebėsi išgelbėti ir pastatyti atgal. Ir, pavyzdžiui, tas toks dalykas, kaip nekreipimas dėmesys, kad labai daug kraujo plazmos buvo pradėta vežti į Belgorodo ir kitus, sakykime, ten Rostovas. Tokie signalai buvo, nes žmonės ten nekli visi, toj pačiai Rusijai kalba, ten informacija irgi sklinda kažkaip. Taip nebuvo labai reaguojama, bet Belgorodas, aš suprantu, kad Rostovas ribojasi su Donecko sritimi, bet Belgorodas tai su Charkovu. Ir paskui pamatėme, kas buvo, kai puolimas buvo vykdomas. Sakykime, kad visada Rusija neprognozuojama, bet tokios tikimybės, kad čia šiandien puls ir toj puls, nėra. Mano asmenų subjektyvi nuomonė. Aš kiek, pasakykime, domėjusis tais visokiais užpuolimais, visokiais karais. Kiekvienas karas pasiruošimas yra pastebimas, o dabar 21 amžiuje, kai yra palydovai, viskas labai pastebimas. Ar mes matome dabar Kaliningrade kažkokį būtų sujudimas, kad būtų telkame armija, viskas. Bet tai nereiškia, kad po 5 metų tai gali įvykti, ar ne? Taip, negalime atmesti visada, nes mūsų kaimynės neprognozuojamas. Kaip jūs pats prognozuojat, kaip baigsis visas šitas konfliktas? Dar tęsis. Maždaug kiek? Negaliu pasakyti, bet mano nuomonė tęsis. Ne vienerius metus. Taip, rusai pajungė savo pramonę, pastatė ant karo
kelio. Ir pažiūrėkime, pas juos dabar vyksta tas karinės gamyklos dirba pilnu užsakymu. Galų gale kažkam tai yra didžiulis verslas, ar ne? Ar milžiniški karas pinigai? Tai visada verslas, kai kam netekts, kai kam pinigai. Tai kaip be būtų liūdna ir gaila. Taip, bet sakykime, kad yra agresorius, kuris lenda į kitą šalį. Mes, jeigu leisime čia atsikasti, tai jis paskui kitą dieną simanys kitur atsikasti teritorijos. Vis mažai ir mažai. Ir visada, kaip juokaujama, dabar man teko matyti netgi padarytą karikatūrą, kaip Stoltenbergas įteikia Putinui medalį, toks padarytas už NATO plėtrą. Nes būtent tas karas paskatino švedus ir suomius prisijungti, nors iki to karo, kai buvo daromos apklausos, tiek Švedijoje, tiek Suomijoje žmonės nenorėjo. O karas paskatino daugiau šalių. Nemąstė tiesiog apie tai. Taip, o dabar... O ką Lietuva? Lietuva jau anksčiau perspėjo, kad tos imperinės ambicijos niekur nedingo. Jūs prisiminkite 2007 metus Miuncheno saugumo forumą, kur pirmą kartą Putinas prakalbo truputį kitaip. Toliau prisiminkime 2008 metai olimpinės žaidynės. Prisiminkime Gruziją. Niekas jo nesustabdė, niekas, sakykime, tarptautinė visuomenė, užpuolė, taip ir baigėsi. O jeigu būtų tada sustabdę, toliau prisiminkime 14 metai. Irgi nieks nieko labai. Kažkokias sankcijas, kad ubolių kriaušių negaus iš Olandijos ar iš Niderlandų. Palyginus, pavyzdžiui, Ukrainą, Afganistaną. Afganistane, kai teko būti, tai ten nežinia, iš kurio galo tau iššaus. Ukrainų tai viskas aišku. Kur priešas, kur kas. Afganistanas buvo labiau neprognozuojama zona, ar ne? Ženkliai. Nes nežinia, iš kur tu gausi iš granasvaidžių. Teko gauti. Tai, kai sakant, iššovė iš 10 metrų, o jeigu kad RPG suveiktų, tai iš 25 metrų, nes kad pagautų greitį tą raketą. Ir ten atrodo žmogus šypsas ir paskui iš skverno šaus. Čia tai Ukrainai viskas aišku, lekia raketas, lekia iš tos pusės, visi žino, kas yra priešas. Ir, sakykime, ukrainiečiai tautą sutelkia. Jau, pavyzdžiui, pavyzdį pateikiu tiek studentam, kaip man tenka dėstyti įvairias disciplinas, tame tarpe apie dabar rengiu programą apie hibridinės grėsmės. Prezidento Zelenskio drąsa, kai 22 metai, Rusijos puolimas, Kijevas dalinai apsuptas, kai kaip jam siūloma vakarų ambasadų išvykti į Varšavą, jis atsisako ir lieka. Ir labai tai sutvirtino armiją ir liaudį. Nes pažiūrėkime, kas atsitiko Afganistane, kai prezidentas Gani, grubiai sakant, išvyko iš šalies. Ir armija, kuri buvo 200 000 žmonių, policija, saugumo pajėgos, kur apie 180 000 žmonių paruošta, apginkluota geriausiais ginklais, sugriuvo kai kortų namelis per 3 savaitės, nes vadovas pabėgo. Dabar įsivaizduokit, Ukrainai būtų prezidentas pabėgęs, tai kita pusė būtų ištrimitavus, prezidentas pabėgo, viskas. O čia sutelkė žmonės, tai kad daugelį dalykų galime pasimokyti ir žiūrėti. Pats karas vyko 9 metus, 1 mėnesį, 18 dienų, jeigu taip tiksliai statistiškai. Per tą laikotarpį praėjo maždaug beveik 5000 Lietuvos jaunuolių. Iš jų 96 negrįžo. Imkim dabar kaip ir su Ukraina. Karo taktika nepasikeitė. Praėjo 30 metų. Jūs matot panašumų daug? Ne tai, kad panašumų, bet niekas nepasikeitė.